Noriu pasveikinti visus su artėjančia vasario 16-ąją. Kaip švęsti tą vasario 16-ąją kyla klausimus. Pirkti tortą ar žiūrėti senybinius dokumentinius kadrus, kurie ganėtinai per ilgi ir kartais labai nuobodus, kažkokio filosofo istoriko šališki pamastymai arba be galo daug istorinės medžiagos. O kaip vaikus supažindinti? Istorinės knygos gana nuobodus dalykas. Man toks naujas kinas. Rodos pavadinimas Kaip mes žaidėme revoliuciją. Arba čia bus kokie tai žaislai, vaikam filmas, arba labai rimta revoliucija, dokumentika, dar su ta tema tokia. Tai ten nieko panašaus nebuvo. Buvo rimtų momentų, bet viskas buvo taip pateikta, kad tu nespėjai kada žiovauti. Net ir daugybė humoro elementų privertė ir nusišypsoti, bet ir tuo pačiu buvo momentų, kai sudrėko akis, prisimenant, kaip net ir pati toj aikštėje stovėjau su vėliavėlėm. Kiekvienas žmogus viduje turėjo didžiulę ugnį, didžiulę jėgą. Tai nėra vien, kad paverkime, kokia buvo istorija. Tiesiog prisiminkime, kiek mes turėjom daug jėgų, valios, vienybės. Ir kad būtumėm tokie vieningi, kokie buvom kažkada. Bent truputėlį pasistengti.